Laukiantis senolio žvilgsnis pro langą byloja apie vienatvę ir begalinį ilgesį. Laukimas to, kas nuskaidrins jų dienas, pasotins ir leis tikėti geresniu pasauliu. Prienuose su jaunaisiais to miesto maltiečiais aplankėme daugiabučio 5-ame aukšte gyvenančią 91 senolę. Labą dieną. Prašom. Janina be vienos rankos, tiksliau be dešinės rankos pirštų. Buvusi draudimo agentė, gėlininkė, pieno kombinato darbuotoja. Ten ir įvyko ta nelaimė. Darbe nukirto. Bet kaip tuomet pasikeitė jos gyvenimo kokybė? Kaip diena ir naktis. Aš mėgau megzt. Man buvo mezgimas dieną naktį. Ir jau pasibaigė. Tada, prieš 40 metų, ji savo mezginius paštus siųsdavo į Sibirą, lietuvių tremtiniams. Mezgė kojines, pirštines, kepures, vaikams megztukus, bet po nelaimės mezgimas baigėsi visiems laikams. Turi svečių. Prieš keletą metų dėl ligos pradėjo drebėti rankos. Dabar Janinai sunku net šaukštą išlaikyti, kai valgo. Aš žabaliukas. Netekus rankos, netrukus ištiko antra nelaimė. Mirė vyras, po to mirė sūnus. Janina gyvena visiškai viena. Jos pensija, nors visą gyvenimą dirbo, tik 377 eurai. Senolė nustebino savo požiūriu į gyvenimą, savo optimizmu. Mes tais mintis visai. Nu kam galvot, kas negero. Reikia galvot, kas geriau, kad va. Ateis pavasaris, išeisim gal į lauką, dar gėliukė, paukštukas, mojaja. Aš irgi kartais nubraukiu ašarą, jis sakė, bet to niekas niekada nepamatys, aš to niekam nerodau. Tik džiaugtis reikia, kad dar mes galim krutėti, nereikia gulėti. Ir kad nereikia kitiem apie mus vaikščiot. Mūsų žavėjo Janinos ryšys su jaunaja maltiete. Tai mergaitei tik 13 metų. Ji dar turi abi savo močiutes, kurias labai myli. Mano močiutės jos mėgsta pasiskūst, labai mėgsta, taip, kad jas užguostų labai mėgsta, o šitą močiutę niekada nepasiskūs, jos neišgirsi skundžiantis. Nors regis turėtų dėl ko. Janina nebegali pati pasigaminti maisto. Įsivirti sriubą jai per didelis iššūkis. Man viskas labai skanu, kai gaunu pagamintą. Padėkite sušilti senolių širdims. Paskambinkite šiais numeriais 1485 5 eurai, 1410 10 eurų. Ir garuojančios sriubos dubenėlį maltiečiai atneš į jų namus. Jeigu norite paremti pavedimu arba tapti kasmėnesiniu rėmėju, informaciją rasite interneto puslapyje maltiečiusriuba.lt.